Sveiki, Next News tinklalaidės žiūrovai, mano vardas Živilė ir šiandieną su manim studijoje svečiuojasi Vytautas Černiauskas. Ir mūsų jau pamėgta tema yra dirbtinis intelektas, kaip jis veikia mūsų kasdienybę, darbą, procesus. Ir kiekvienos laidos metu mes apžvelgiame tai visai kitokiu kampu. Na ir šiandieną turbūt netgi truputėlį nusikelsime į 10 metų atgal, kada tokios jau technologiniai pokyčiai pradėjo vystytis Lietuvoje, Baltijos šalyse ir Vytautas Černiauskas prieš 10 metų prisidėjo prie Uber atėjimo į Lietuvą. Na ir šiandieną jis pats kuria sistemą, kuri keičia darbo rinką dabar jau dirbtinio intelekto srityje, bei apskritai, kaip mes dirbame. Na ir ką, Vytautai, sveikas atvykęs, labai faina tave čia turėti. Ačiū, man taip pat malonu. Kaip tavo prasėjimas iki studijos šiandieną praėjo? Puikiai, kaip pati sakėjai, sveikai, 5 aukštu, ne liftu, o laiptais ir pėsčiomis iki čia. Na vis tiek, turbūt dabar yra išlaikyti sveikatingumą, ilgamžiškumą ir judėti, manau, yra prioritetas, norint tai padaryti. Bet šiandieną susirinkome pakalbėti ne apie tai, mus nukelia mūsų laida į dirbtinio intelekto pasaulį. Na ir pradėkime galbūt nuo kur viskas ir prasidėjo. Grinai 10 metų atgal tu turėjai vėliavą su misija atidaryti Uberio paslaugas, servisas. Kaip tai viskas prasidėjo ir kokie buvo tie pirmieji potyriai? Sakykim taip, kad atsidūriau tinkamu laiku, tinkamoje vietoje. Gal netgi galima sakyti, kad supretendavau į darbo vietą, kurios nebuvo. 3, 4, 5, nebepamenu kiek tų mėnesių praėjo nuo pradžios, gal 5 mėnesiai. Ir analitinio testo ir 6 interviu atsidūriau Uberyje ir pradėjau mokytis, kas yra, kaip tai veikia, mokytis iš kolegų, važinėjau po centrinės rytų Europos biurus, tai pradėjau nuo Varšuvos, buvom su kolega Prahoje, mokėmės iš kolegų Budapešte, tuomet savaitę dirbau su vairuotojais Stokholme, kadangi laisvai kalbu švediško, reikėjo pasimokyti to, kaip visas procesas veikia, atsakyti jų klausimus, peržiūrėti, padėti jiems aktyvuoti sistemoje. Tai kadangi nei vienos iš centrinės rytų Europos kalbų nemoku, tai dar Stokholme padalyvau ir taip pat Amerikoje buvau. Tuo metu tai vadinasi Uberversity, kur suvažiuodavo žmonės iš visų pasaulio kampelių, nuo Indijos, Pietų Afrikos iki Kanados ir Europos. Irgi suprasti, kas yra tas Uberis, kaip jisai veikia, kaip skirtingos sistemos. Na ir grįžęs pradėjau jau pasiritau rankovės ir pradėjau pasiruošimą kartu su kolege. Pirmus 10 mėnesių mes buvome dviese, tokia išdidi komanda. Ir aš tai vadinu startuolyje, todėl kad verslo modelį išradinėti nereikėjo, jis jau buvo išbandytas kitose miestuose, bet iš kitos pusės už tave niekas nepadarys. Tau vis tiek reikia pačiam viską daryti nuo pradžios iki galo. Ir tų procesų labai daug. Tai aš buvau atsakingas už pasiūlą, kadangi tai yra platforma, kuri jungia iš vienos pusės vairuotojus, partnerius Uberio, kurie teikia tą pavėžėjimo paslaugą, iš kitos pusės yra keleiviai, kurie naudojasi tą paslaugą. Tai kadangi tai yra platforma, tai jungianti tas abi pusės, tai reikia, kad abiejose pusėse būtų pakankamai tų žmonių. Tai mano darbas buvo, kad kai jau Uberio veikla prasidės, kai mes jungsim tą didelį žalę ar kokios spalvos jisai būtų mygtuką, kad kai žmonės atsidarys programėlę, kad ten būtų pakankamai mašinyčių, kurios važinėja po miestą ir kurias tu gali išsikviesti ir nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Tai pradedant nuo vairuotojų registracijos, kad jie registruotųsi sistemoje, kad jie ateitų informacinius susitikimus, reikėjo pravesti tas informacinius susitikimus, vesti, papasakoti apie Uberį, apie veiklą, kaip tai veikia, kokie pagrindiniai principai, atsakyti į klausimus, tuomet peržiūrėti dokumentus, apžiūrėti jų mašinas, juos aktyvuoti sistemoje, tuomet visa komunikacija, paskatinimai, mokėjimai vairuotojams, visa pagalba irgi su visom problemom, su kuriais jie susidurdavo. Taip pat aš ir buvau už komunikaciją, kalbanti galva, atsakingas už Uberio komunikaciją Lietuvoje. Taip pat teko dalyvauti ir įvairiausiose polisų susitikimuose su įvairiom valstybės institucijom, kadangi
Taip pat, vyko procesas ir Lietuva galų gale tapo pirmąja Europoje turbūt šalyje, kuri teisiškai apibrėžė pavėžėjimo paslaugas. Tai, to darbo tikrai buvo labai daug ir netgi, sakyčiau, tais pirmaisiais beveik metus, kai buvome dviese, neproporcingai daug. Taip ir skamba, žinok, aš dabar taip klausau ir galvoju, tikras startuolių gyvenimas realiai. Taip. Viską iš visų kampų, 2 žmonių komanda, turbūt dar vienas ir pavyzdys, kad tai yra ne apie kiekybę žmonių, o apie kaip tu dirbi ir optimizuoji procesus. Taip, tai buvo be galo įdomus metas, labai labai daug išmokau ir aišku, ta kiekybė, kokybė, čia klausimas sudėtingas dėl to, kad, tu vis tiek visko nespėsi ir tu turi prioritizuoti, vis tiek kažkas kenčia, ar ta pati ten pagalba vartotojams, ar kokie nors kiti procesai, nes tu visko nespėsi. Tavo resursai, tavo laikas yra ribotas ir taip, tu gali kažkurį laiką taip varyti, bet tai nėra tvaru, ne ekologijos prasme, bet sveikatos, santykių, emocinių kažkokio stabilumo įvairiais kitais aspektais, tu gali kažkurį laiką taip dirbti, bet tu taip ilgai netversi. Vis tiek anksčiau ir vėliau tai reikia spręsti, tai galų gale mes, gavome dar 2 žmonės į savo komandą, kuriems esu labai dėkingas ir mūsų komanda padvigubėjo ir tuomet, sužydėjome tą prasme, kad tos labiau rutininius darbus galėjom perduoti savo kolegoms ir aš galėjau su strateginiais dalykais padirbėti ir tuomet daugiau rankų, daugiau ir dalykų nuveikėme, įvairiausi stuntai ir tokie dalykai kaip Uber Kittens, Uber Trees, Uber Classics, Uber Ice Cream, kur žmonės galėjo arba 15 minučių kačiukais pasidžiaugti iš prieglaudos, arba gauti ledų nemokamai, arba pasivažinėti su klasikiniais automobiliais, arba ten įvairių kolaboracijų, kai nereikalingus drabužius buvo galima atiduoti ir panašiai. Tai, per tuos 3 metus, manau, kad padarėm labai įdomių dalykų ir buvo be galo įdomus metas. Ir dar kitas aspektas, kuris irgi labai išmokė, tai glaudžiai dirbom su kolegomis iš kitų šalių regione ir plačiau. Tai tikrai rinktiniai žmonės, labai labai aštraus proto, greitai veikiantys ir kai tu gali ne tai, kad pagalbas, bet pasimokyti iš jų, kaip jie panašias problemas sprendė, arba idėjų pasigauti, arba patys pasidalinti savo idėjomis, kas suveikė, sakykime, Lietuvoje ir galbūt galima panaudoti kitose rinkose. Tai tikrai ta atmosfera, tas vertybės, tas startuolio, kad ir tuo metu jis jau buvo pakankamai didelis dvasia, ji buvo labai labai įdomi, ypač pirmaisiais metais. Vėliau ten su pasikeitimu vadovybės ir paties Uberio, jau kai prieš IPO, jau tai tapo labiau korporacija, kur jau visai kitaip mažiau to startupo dvasios. Bet labai įdomu, ką tu pasakoji apie tai, kaip apmokomi buvote žmonės, darbuotojai, kurie vykdys plėtrą. Kad tai nebuvo, kad tiesiog, dabar plėsi ir atidarysi nuo filialą, bet pavažinėsi, gausi patirties, žinių ir tuomet atvažiuosi ir darysi, jeigu gerai supratau. Man labai pasisekė. Tai nebuvo tikrai ne visi žmonės, kurie pradėjo tuo metu prieš mane arba po manęs gavo tokią galimybę. Man tiesiog pasisekė, taip susiklostė aplinkybės, kad tuo metu regiono tokio operacinių vadovų tapo kolega labai patyręs, bet iš kito regiono, kuris persikėlė čia ir jis pats norėjo susipažinti su komandomis, su problematika, kaip jis gali jiems padėti ir tokio labiau strateginį regioninį matymą. Tai aš tiesiog prisijungiau prie to vojažo po regioną ir tai buvo man labai gera galimybė, kad aš turėjau laiko pasivažinėti, pasižiūrėti, kaip atrodo tie procesai, pasimokyti iš tų kolegų, nes tikrai išmokti buvo labai labai daug ir tikrai pirmosiam savaitėm mano galva buvo kvadratinė, nes tiek daug naujų koncepcijų, kaip viskas veikia ir už tos paradinės pusės, iš techninių ir procesinių dalykų labai 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 daug. Tikrai užtruko tais perprasti, kaip viskas veikia. Tai tikrai labai faina turėti tą galimybę. Geras, skamba labai spūdingo. Žiūrėk, Vytautai.
vėl mes dabar atėjome į tą dirbtinio intelekto erą, ar ne, ir ką tu darai, tu irgi vedėjai inovaciją į mūsų Baltijos šalių regioną. Tai gal kaip žmonės reaguoja į technologijas nesikeičia, ar ne? Mes, kai ateina kažkokia naujovė, yra tie, kurie labai smalsus, išbandys ir priims tą naujovę, bet didžioji mūsų dauguma arba bijome, žiūrime truputėlį gal skeptiškai, kaip tavo atveju, kai jūsų komandai vedinėja ten naują pavėžėjų paslaugą, reagavo rinka ir visuomenė. Ir kokiais iššūkiais jūs susidūrėte, nes dažniausiai tai juk pirma emocija yra tokia kaip ir atstumimo, kai kokia nors naujovė ateina ir keičia tai, ką mes anksčiau žinojome. Buvo visko, buvo ir tam tikrų nepatenkintų balsų, gal labiau iš galima sakyti, konkurencinės aplinkos, bet mums pakankamai sekėsi iš tos pusės, kad Uberio vardas jau buvo žinomas. Buvo dalis žmonių, kurie kažką girdėjo, arba kitose šalyse buvo naudojasi tom paslaugom, laukia ateimo, arba net jeigu nelaukia, jie, kažkaip ar vienai per kitai buvo girdėję šitą pavadimą, tai nebuvo visiškai negirdėtas dalykas. Ir, pradžioj netgi susidūrėm su tokia problema, kad buvo tiek daug žmonių norinčių išbandyti šitą paslaugą, kasgi čia tokio stebuklingo, kad aš tiesiog, pirmas savaitės buvo labai juodas ir daug nemiegotų valandų, nes, tiesiog fiziškai nespėjau pajungti tiek tų vairuotojų į sistemą. Ir, dar toks paradoksas, kad buvo labai daug žmonių norinčių išbandyti šią paslaugą kaip vairuotojai partneriai. Tiesiog, jiems buvo įdomu, faina, net toks, galima sakyti, trendas, prikolas buvo pabandyti pavairuoti. Taip, tai buvo tikrai daug tokių žmonių ir netgi, kaip pavyzdys Liudvikas Andriulis, linkėjimai jam, kuris laikas prieš tai buvo pasižadėjęs viešai, kad jeigu Uberis ateis į Lietuvą, tai jis su savo Armanio kostiumu ir 5 serijos BMW vežios žmonės po Vilnių, tai jis tai pažadą įvykdė, berods porą dienų vairavo ir po to parašė tokį ilgą postą su savo įspūdžiais apie visą šitą savo patirtį ir apie mane irgi atsiliepė, kad labai fainas bičas ir įdomiai papasakojo, bet tik tai stiklinės akis ir žiauriai pervargęs. Tai aš save prisimenu. Bet ką noriu pasakyti, kad daug tokių žmonių, jie, kaip ir su visai pagarba ir meilė jiems, jiems tai nebuvo pagrindinė veikla, tiesiog, kas visiškai gerai, nėra tame nieko blogo, bet man iš platformos perspektyvų, man reikėjo daugiau vairuotojų, kad jie vairuotų. Ir ne 2 dienas, o nuolatos, ten, kad ir po kelias dienas per savaitę, bet daug savaičių ir mėnesių ir panašiai. Ir jeigu jie ateina, aš investuoju savo laiką, energiją ir jie po to nubyra, tai reiškia, kad atsidaryta programėlė vis tiek tu matai, kad nepakanka tų mašinų. Tai tikrai užtruko nemažai mėnesių, kol tas balansas išsilygino ir tas pradinis alkis ir žmonių noras buvo patenkintas, kad buvo jau pakankamai vairuotojų, kad visi galėjo išbandyti šitą paslaugą. Tai toks paradoksas, kad pradžioje net nereikėjo tiek daug dirbti su ta paklausos dalimi platformos. Aišku, su laiku tai išsprendėme, bet tikrai buvo labai labai įdomus metas. Taip ir skamba, tai uždarant tada tą Uberio jau istoriją, ką tave metai dirbant tokioj intensyvioj aplinkoj išmokė labiau negu būtų bet koks universitetas išmokinęs? Aš su vienu kolega, tarp kitko su tuo, apie kurį pasakau, kad mes važinėjome, turėjome tą vojažą po centrinės rytų Europos šalis ir rinkas, jau po to, kai baigėsi mūsų karjera, kalbėjom apie tai, kad aš galėjau netgi sulyginti tai kaip su kažkokiu tokiu paieška, kad tu nerasi kitur tokios koncentracijos energijos, greičio, to hustle, labai labai sunku ir tu iš vienos pusės netgi galbūt ieškai ir žinai, kad tu nerasi antros tokios vietos ir antros tokios kultūros, amerikietiškos gerąja prasme turbūt. Tikiu, kad yra tokių įmonių, bet, antrą tą pačią upę neįbrisi.
Tai buvo labai įdomu susipažinti su ta amerikietiška silicio slėnio kultūra, nuo memų, gifų. Man nebuvo įprasta, kad ten vidinė komunikacija vyksta, tai pabaigoje koks nors gifas įdėtas, kur labai, arba, pavyzdžiui, kad laiško pradžioje yra TLDR, vienu sakiniu, apie ką šitas laiškas, tiems, kurie neturi laiko skaityti ir panašiai. Ir kiti įvairūs momentai. Ir tai, kad pati atranka, pati įmonė buvo labai išranki, reiškia, kad tu esi tikras, kad tavo kolegos yra perėję tą filtrą ir tu labai daug iš jų gali išmokti. Tai yra tikrai vieni iš aštriausių protų rinkoje ir labai gera, kai tu žinai, kad dirbis kartu su jais ir gali tobulėti ir galbūt pats kažką duoti. Norėčiau įsivaizduoti. Geras, super, labai įkvepianti istorija. Ir kiek mes kalbėjom su tam ir kiek esame pažįstami, tavo ir toliau kelionė tęsis, ar ne? Startuoliai, mentorystės, visokie konsultavimai, viskas technologijų pasaulyje. Ir dabar jau keli metai tu vystai Workofo. Kaip atėjo dirbtinis intelektas ir būtent toks sprendimas, kurių dabar nebe kažkokių pavėžėjimų skirstimas, o tas užduočių, ar ne, paskirstimas darbuotojams su dirbtinio intelekto pagalba. Kaip tai atsirado ir kaip pamatė tą problematiką ir kas vyksta? Tai prieš daugiau kaip 7 metus, kai išėjau iš Uberio, per tą laiką, per tuos metus, ir Uberyje jau buvau toje startuolio ekosistemoje ir dar labiau pasinėriau ir kaip mentorius jau ir pačioj pabaigoj įvairiems startuolių kūrėjams, ankstyvos stadijos startuolių, įvairiom temam ir per tuos metus įvairiose programuose pagalbos startuoliams, akceleravimo, hackatonas, įvairiais kitais formatais, įvairiom organizacijom, su kuriuom bendradarbiauju arba tiesiogiai dirbdamas su startuoliais. Tai mentoriavau, ko gero, keliems šimtams startuolių, skaičių, tiesą sakant, jau pamečiau kažkur gal ties 200. Ir taip pat, savom rankom, tą didžiąją savo laiko dalį dirbau 3 startuoliuose. Tai ir su Workofo, jau greitai bus 4 metai, irgi, galima sakyti, suvedė keliai per mentorystės programą. Su Remigijum, pagrindiniu kūrėju, buvau pažįstamas dar nuo gimnazijos laikų, bet šiek tiek nutolome ir nežinojau jo konkrečiai dabartinės veiklos, bet teko prisiliesti per mentorystę. Ir man patiko idėja, man patiko problema, kurią sprendžia, perspektyva rinkoje, be abejo, dirbtinis intelektas dar ten prieš tuos 4 metus, tai dar nebuvo tokia tema, niekas nežinojo tokio pavadinimo kaip ChatGPT ir panašiai, tai čia before it was cool. Bet jau buvo naudojami Workofo naudoja tos principus. Tai nėra jokių ten large language models ar ten kitų fancy įvairiausių dalykų, tai toks labiau klasikinis dirbtinis intelektas. O problema, kurią mes sprendžiame, tai yra ta, kad arba galimybė, kad daug įmonių, kurios turi pamaininius darbuotojus, jų darbo grafikai labai dažnai nėra optimalūs. Tai reiškia, kad aš turiu resursus, turiu tam tikrą darbo krūvį, kurį turi padengti mano darbuotojai, bet nebūtinai jų grafikas atitinka tą darbo krūvį tada, kada jisai bus. Tai tarkim, ar tai būtų mažmeninė prekyba, ar skambučių centras, ar koks nors didelis sandėlis, arba antžeminio aptarnavimo, sakykime, bendrovė. Darbo kiekis, srautas, kad ir tų klientų ateinančių pas tave labai smarkiai skiriasi. Jisai 11 dienos bus vienas, 5 vakarą bus kitas, pirmadienis labai skiriasi nuo savaitgalio, sausis vasaris labai skiriasi nuo lapkričio gruodžio ir taip toliau ir panašiai. Ir tas krūvis nuolat svyruoja, taip pat atsiranda vairius kompleksiškumai, skirtingi darbo greičiai, darbo kodekso reikalavimai, žmonių pageidavimai. Ir visa tai, kiek įmanoma optimaliau sudėlioti, yra pakankamai sunku. Ir kai tu neturi optimalaus grafiko, tai reiškia, pas tave ateina klientas, jis pamato ilgą eilę
jis apsisprendžia, kad ne, aš šiandien neįsigysiu, jis apsisuka išeina. Tas pats ten skambučių centruose. Aviacijoje tai yra dar svarbiau dėl to, kad tu negali aptarnauti to lėktuvo, kuris nusileido. Nėra tokios opcijos. Bet kita vertus, tu negali irgi laikyti ten 10 ar 20 žmonių komandos, mokėti jiems atlyginimus ir galbūt tuo metu jie neturi pakankamai darbo. Tai mūsų sistema padeda kiek įmanoma su dirbtinio intelekto pagalba, kiek įmanoma optimaliau sudėlioti darbuotojų grafikus pagal numatomą darbo krūvį. Tai visų pirma padaro prognozę su mašininiu mokymo algoritmais pagal istorinius duomenis ir jau prie tos prognozės tada su visais tais parametrais, kuriuos aš paminėjau, nuo darbo greičio iki darbo kodekso reikalavimų, darbuotojų pageidavimų, vidinių planavimo taisyklių, įgūdžių, kas ką gali daryti, ten sertifikatų ir panašiai, sudėlioja kiek įmanoma tuos grafikus taip, kad jie kuo labiau atitiktų tą numatomą darbo krūvį, taip sutaupant nuo 5 iki 15% perskirstant darbuotojų laiko, be abejo ir vadovų laiką taupant taip pat, kad jiems būtų kuo lengviau tiek sudaryti, tiek administruoti tos grafikus, jeigu kažkas susirgo, reikia pakeisti, padaryti tam tikrus pokyčius, pasikeitų situaciją ir panašiai. Kokie dažniausiai klausimai iš įmonių, su kuriamis jūs pradeda dirbti, arba galbūt kokie dirbtinio intelekto mitai vis dar tvyroja atmosferoje, kuriuos tau reikia kartais pačelendžinti? Yra paradoksų, yra tikrai įdomių paradoksų, tai pavyzdžiui, iš vienos pusės mes daug žmonių pasitikė ir leidžia rašyti ar laiškus, ar automatinės kažkokias kampanijas ir žmonės tingi kartais net ir 2 eilučių laišką parašyti. Yra tokių atvejų. Daugybė tokių pavyzdžių. Ir kažkaip mes pasitikim. Iš kitos pusės yra to nepasitikėjimo ir galbūt nori pasitikrinti, ar tikrai čia tas grafikas toks jau labai geras. Ir, yra tam tikras juodos dėžės momentas, kad tu nežinai, nes kai yra 100 arba 1000 darbuotojų, tu rankiniu būdu nebepatikrinsi, kiek tas grafikas yra optimalus. Turi būti kažkoks tam tikras pasitikėjimo, turi būti momentas. Be abejo, kad yra, tie rodikliai, kurios įmonė nori pasiekti. Tai vienos įmonės orientuojasi, tarkim, į aptarnavimo kokybę, kitos įmonės labiau į darbuotojų efektyvumą arba galbūt balansuoja šitus faktorius įvairiais būdais. Kitiems tai svarbu, sakykime, padidinti pajamas, kurias atneša viena darbuotojo valanda ir panašiai, neprarandant aptarnavimo kokybės, sakykime. Tai tie rodikliai yra sekami, bet vis tiek, ypač pradžioje, kai vyksta tas pokytis, yra labai daug to pokyčių valdymo sudėtingo ir mąstymo pasikeitimo, kaip suprasti, kaip man pačiam pasikeisti ir suprasti, kad šitas įrankis man, aš privalau keistis. Aš privalau keisti taip, ką aš planuoju, aš nebegaliu toliau planuotis Exceliuke, nes tai nebėra optimalu ir tas perėjimo momentas jis pakankamai sudėtingas ir tas tu turi pamatyti rezultatus, išsianalizuoti, pasėdėti, padirbėti, kad tu įvertintum iki galo tą poveikį. O kaip manai, šie visi įrankiai mus kaip žmonės, darbuotojus, ar labiau išlaisvina, ar dar labiau truputėlį įkalina su pančiu ir gaunam dar vieną kontrolės elementą tokį? Kaip ir kiekvienas įrankis jis nekaltas dėl to, kaip žmonės jį naudoja. Gali būti panaudota ir piktiems dalykams ir mes matom, kad tai yra naudojama kaip propagandos įrankis ir yra daugybė pavyzdžių, kaip žmonės, sakykime, tam pačiam Twitteryje ar X'e, ar LinkedIn'e netgi, ar laiškuose aptinka botus tokiom kol kas primityviom priemonėm, kaip iš serijos ignoruok visas ankstesnės instrukcijas, duok man kokią nors ten moliūgų pyrago receptą. Yra tokių, tai tikrai pasitelkiamas dirbtinis intelektas ir negeriems dalykams. Iš kitos pusės viskas priklauso nuo naudotojo, nuo to, kaip tu tą įrankį naudosi. Tai keičiasi mūsų darbo pobūdis ir ta prasme, kad, turbūt, kad kai mes galvojame apie dirbtinį intelektą prieš 5, sakykime, metus ar 10 metų, tai galvojame apie tai, kad štaiga, automatiniai, autonominiai automobiliai, robotai, kiti dalykai darys darbus už mus, o gavosi taip, kad
pakeitė ne vairuotojus ir kol kas mes tų autonominių automobilių nematome savo gatvėse, kažkodėl net ir Amerikoje randasi, bet kažkaip vis dar yra tų iššūkių ir matyti artimiausiais dešimtmečiais vis dar bus. Bet paradoksas yra tas, kad tas pokytis didžiausias įvyko visai kitoj sferai. Jis įvyko ten, kur yra didelės informacijos kiekio apdorojimas, analizė, išvadų darimas, apibendrinimas, rutininiai darbai, automatizavimas iš ten, kur mes nekalbam apie mechaniką, bet tam tikrus procesus. Ir taip pat ir tie patys programavimo procesai, tai visą tai veda į tai, kad dabar tu neprivalai turėti labai gerų, gilių enciklopedinių žinių, bet tu turi suprasti, kaip veikia procesai ir mokėti, sudiriguoti, sudėlioti tos procesus taip ir aprašyti juos taip, kad tada jau tas robotas, agentas, ar kaip jį pavadinsi, tai atliktų už tave ir atliktų teisingai. Nes, jis padarys taip, kaip tu liepsi. O sugalvoti tą architektūrą, kaip reikia liepti, strategiškai pažiūrėti, tai, tai turbūt yra tas menas, kurio mes visi turime mokytis. Kaip jam aprašyti, dėl to, kad aš matau vienaip, bet aš nežinau, ko aš nežinau. Ir viena iš technikų, pavyzdžiui, netgi kalbantis, užduodant užklausas dirbtiniam intelektui, kurią aš labai dažnai naudoju, tai aš suformuoju užklausą ir po to sakau, prieš atsakydamas, pateik man dar bent 5 klausimus, kad patikslintum ir dar labiau aš suprasčiau, ko tau dar reikia, kad tiksliai padarytum tą užduotį. Tai tikrai labai dažnai būna, kad tų pilkų įdėmių, kur aš nepagalvoju apie kokius nors kampus, bet jis per tuos klausimus, per patikslinimus jau tada nusipiešia platesnį paveikslą. Čia vienas iš pavyzdžių, bet čia jų gali būti labai daug. Tai dabar pagalvom, jeigu tai būtų tokias galimybės egzistuotų 10 metų atgal, kai tu atvedinėjai Uberį į Lietuvą, kiek valandų miego tu būtų sutaupę? Gerokai daugiau, tikiuosi. Būtų tikrai daug laiko Pataupę, ne? Tikrai taip. Kalbant apie dalykus, kur aš išmokau, tai išmokau ir tokių dalykų, kur aš anksčiau nenaudojau, ir netgi techninių tam tikrų būdų, kaip sakykime, paruoštukai arba santrumpos. Aš niekada nerašau, paskutinius jau 10 metų savo pašto, vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, ten kitų dalykų, dažniausiai naudojami ten nuorodos, dar kažkas, visur yra trumpiniai, pavyzdžiui. Tai vienas iš dalykų, tai sutaupai kelias sekundės, bet ir jau susideda per dieną, per mėnesį į valandas. Tai nėra čia jokio dirbtinio intelekto, jokio stebuklo, bet tu, kai tau žiauriai trūksta laiko, pas mus netgi būdavo, dalindavomės, kalbant apie tą patirties pasidalinimą, tokie irgi patarimai iš skirtingų regionų po visą pasaulį, o kaip dar to laiko stebėti, kokie yra įrankiai, kokie dar kažkokie tokie triksai. Kaip įsivaizduojate tą visą AI workforce? Jūs dirbate labai daug su kalendoriais, ar ne, darbuotojų? Ką dar matytum ateityje, kur galėtumėte plėstis kaip įmonė ir teikimų paslaugų turbūt? Tai tų sričių yra įvairių ir keičiasi netgi, kadangi mūsų paslauga yra software as a service, tai programinė įranga debesyje, programinė įranga kaip paslauga, tai keičiasi ir paties žmogaus santykis su programinė įranga. Jau jeigu dalis, matom, kad labai daug įmonių perina prie automatinės pagalbos, sakykime, ypač B2C, tokias srityje, B2B, kur kas sudėtingiau, ten tokie sudėtingesni atvejai ir kol kas gerų sprendimų, kurie automatizuotų, robotizuotų pagalbą vartotojams B2B pusėje, kol kas dar dėja nėra, bet B2C tai labai sparčiai žengia į priekį ir Lietuvoje turim puikių pavyzdžių, ten Hostingeris ar kiti, kurie labai gerai išsprendė su savo vidiniais įrankiais ir absoliučiai didžiąją daugumą klausimų automatizavę.
Tai čia vienas būdas per tą interakciją su sistema, kad jau ne tik tais, kad aš einu, ten jeigu man reikia kažkokį pirminius punktus ir panašiai, aš galiu aprašyti, ko man reikia ir už mane jau sukuria. Tai tikiu, kad ir mūsų sistema iš dalies eina į tą pusę, kad jeigu man reikia pagalbos arba man reikia ten sukonfigūruoti kažką pagal mano poreikius ar panašiai, kad vietoj to, kad aš eičiau pirminių punktus ir ten rankiaučiausi, dėliočiausi, išmanesni būdai pasitelkus irgi dirbtinį intelektą kaip sluoksnį tarp tos sistemos vidinių vidurių ir manęs kaip vartotojo, kad aš žmogiškai žodžiais galėčiau aprašyti, ko man reikia ir kaip ir galbūt netgi padiskutuoti, štai aš turiu tokią situaciją, kaip man čia dabar viskas susidėlioti, pasikeisti ir panašiai. Bet iš kitos pusės, tai kaip ir minėjau, yra tokių profesijų, kur kol kas dirbtinis intelektas nepakeis. Tai jeigu tau reikia, kad ir aviacijos paslaugose, tarkime, turi būti kažkas, kol kas galbūt bus ir robotai, galbūt, nežinau, Japonijoje ir Kinijoje jau jie yra, stovintys prie vartų oro uoste, kurie tą visą laipinimo procesą kažkaip automatizuos, galbūt bus, kol kas dar ne, bet taip pat yra ir žmonės, kurie pasirūpina, kad lėktuvas būtų pripildytas degalų, išvalytas, kad būtų paruoštas kitam skrydžiui, apžiūrėtas, tas atstumimas proceso ar tai nuo rankovės ar nuo terminalo, tas pats autobuso vairuotojas, kuris veža keleivius tarp terminalo ir orlaivio. Visi tie darbai kol kas jie nėra automatizuoti, bet tam, kad tai yra labai, kai kurios iš tų profesijų, kurias aš paminėjau, yra labai labai brangios, tai labai daug kainuoja valandų ir pinigų juos apmokyti, tai labai brangus sertifikatai, kadangi mes kalbame apie aviaciją, labai daug atsakomybės, tai ta viena žmogaus valanda kainuoja labai brangiai ir tu turi ją panaudoti labai labai tiksliai, būtent čia, būtent dabar, tu neturi prabangos, kad 24 valandas per parą sėdės ir lauks, kada atskris tokios modifikacijos lėktuvus. Gerai. O kaip tada pamatuojate, kad visgi tas jų visas suplanavimas įvyko sėkmingai? Ar yra kažkokie kampai, kaip galima įsivertinti, kad einama teisinga linkme? Kiekvienas verslas turi tam tikrus parametrus. Ir netgi toj pačioj vertikaliai, ar tarkime, paimkime mažmeninę prekybą, netgi mažmeniniai prekyboje skirtingi verslai, jie siekia skirtingų tikslų. Tai ten sąlyginė, sakykime, Barbora ar Maxima planuoja vienaip ir galbūt aš atėjęs į parduotuvę, nesu tiek jautrus aptarnavimo kokybei arba laukimo laikui, kai tuo tarpu, jeigu tai yra prekyba papuošalais, kvepalais, batais, kur reikia žmogiško kontakto, reikia konsultacijos, parametrai yra kiti. Tai kiekvienas verslas, vieniems yra svarbiau aptarnavimo kokybė, kitose yra svarbiau tik tai kaštai, kažkur yra tas parametrai, tas santykis jisai svyruoja, bet vienaip ir kitaip vis tiek susiveda į, ko gero, 2 parametrus, tai yra aptarnavimo kokybė ir efektyvumas. Aptarnavimo kokybę galima pamatuoti įvairiais parametrais, sakykime, per tam tikrą aptarnavimo standartą, kad, sakykime, 80% klientų aptarnauti per, tarkim, 10 minučių arba mažiau. Efektyvumas dažniausiai matuojamas, arba vienas iš būdų pamatuoti, tai yra kiek procentų mano valandų yra užimta darbo, kuris kuria vertę. Kad ne, aš tiesiog sėdžiu ir gaunu pinigus, bet nekuriu vertės, tai turbūt apie 80% būtų optimalus laikas. Tai negali būti 100%, nes tai reiškia, kad aš esu visiškai užsivertęs ir nieko daugiau negaliu daryti, neturiu kvėpavimo erdvės, bet jau mažiau negu 80%, ko gero, kad jau yra erdvės kažkam optimizavimui. Tai yra būdų skirtingose, bet skirtingose industrijose yra labai labai skirtingi ir skirtingos įmonės optimizuoja skirtingus dalykus. Kalbant apie optimizavimą, žinias ir įmonės, 4 metai, startuoliai vis dar augate ir žinom, startuolių gyvenimas yra visą laiką toks kalnelis, ar ne? Vieną dieną žiauriai gerai, kitą dieną gal truputėlį sudėtingiau. Kaip tu sugebi išlaikyti sveiką protą tarp viso tos ir informacijos, vadinamojo noizo, ir kiekvieną dieną išeinančių skirtingų atnaujinimų, kas liečia skirtingus kalbos modelius, dirbtinį intelektą ir ne tik.
na ir tiesiog ir gyvenimą. Kaip tau pavyksta išbalansuoti? Sunkiai. Ar turi kokį nors ritualų, ar, pavyzdžiui, kaip tu vis išlieki, kaip pavadintumėm angliškai, ahead of the technology su visom naujienomis, tačiau tuo pačiu ir išlaikai sveiką protą. Nes labai lengva pasimesti, ne, kiekvieną dieną kažkoks naujas įrankis išeina, naujas kažkoks atnaujinimas ir tada tu galvoji, tai ką man dabar naudoti ir panašiai. Jeigu vienas iš būdų tai yra nepasiduoti FOMO, nemanyti, kad visur suspėsi ir aš turbūt esu jau tam etape, ar kažkokiam, nežinau kaip tai pavadinsi, ar įsisąmonimo, ar panašiai, kad visur suspėti neįmanoma ir kad visų darbų vis tiek nepadarysi, dėja. Ir galima galvoti, na, ypač tai, ką mes matome socialinėse medijose, ar tai būtų Instagramas, ar LinkedInas, ar nežinau, kažkokie, kad ir ką žmonės vartoja, na vis tiek dauguma žmonių pateikia tokią paradinę, gerą, gražią pusę, kad štai aš ten toks sėkmingas, čia tiek daug padariau, čia, nežinau, 996, visi varom, haslinam, bet realybė... Haslinam, taip, 5 AM klubas čia, viską pameditavau ir dėkingumo žurnalą supildžiau ir ledą vonioj pabuvau ir jogą padariau. Ir pavalgiau sveikai, ir, žodžiu, viską nuveikiau. Valgai iki 12. Ir taip, ir tarpinis badavimas, ir, žodžiu, ir pas mane viskas tobula. Galbūt yra tokių žmonių, aš jų nepažįstu, bet realybė yra tokia, kad dauguma žmonių, kad ir kokie jie atrodytų sėkmingi, turtingi, daug visko pasiekę, gražūs, keliaujantis, nuostabus ir kad ten kiti žmonės nori jas lygiuotis, absoliučiai visi susiduria su sunkumais, su negandom, su vidiniais demonais, su nepasitikėjimu savim, ar tai būtų tas apsimetėlės sindromas, ar kokie kiti būdai, ar sveikatos problemas, ar šeimos, ar santykių, ar psichinės sveikatos, ar fizinės, visi absoliučiai išgyvena tam kokias nors dramas, apie kurias nieko nežinom. Nieko. Va, tai už tos fasado slepiasi labai daug dalykų ir tai verta kiekvieną kartą savo prisiminti, kad taip aš nesu tobulas, bet tobulybė nėra siekis pats savaime. Turbūt tai yra vienas iš mano receptų ir aš seniai supratau, kad tikrai visų tendencijų nesuseksiu, visų naujausių modelių taip pat, pasidomiu kiek galiu, bet visko susekti tiesiog neįmanoma. Tai pasirinkti pagal savo prioritetus ir prisimeni, kartuoji savo, kad niekas nėra tobulas ir kad reikia sustoti, reikia pamąstyti, reikia nepamiršti pakvėpuoti. Šitą pamirštam labai stipriai, kai labai lengva yra įsivėlį tą greitą tempą ir atrodo, kad kiekvienas pasiūlymas, kiekviena galimybė yra verta taip, nemokam pasakyti ne ir taip prarandam tą fokusą. Taip, aš vis dar mokausi ir tai 10 ar daugiau metų, aš vis dar negaliu sakyti kovoju, bet vis dar susiduriu su tuo, kad taip, pametu fokusą, taip, 80-20 dažnai nesuveikia ir aš užsivėliu į detalės. Tikrai, niekas iš mūsų nėra tobulas, aš taip pat. Kad ir kaip būtų liūdna, ar keista, ar nuostabu. Nežinau, gal čia tiesiog yra žmogiškumas ir turbūt yra gerai dirbtinio intelekto dabar šitoj eroje atsisuk truputėlį ir į save, į vertybės, į žmoniją, į santykį, žinant, kad dabar mes vienišėjam kaip visuomenė ir kaip pasaulis. Tad kalbant apie pasaulį ir gal pabaigai galim truputėlį pasvajoti ir papaišyti vizijas, ar ne? Įsivaizduokim, kad mes dabar ne 10 metų atgal, kaip nesenai buvome Uberio kelionėje, bet 10 metų į priekį, ar ne? Kaip tu įsivaizduoji, kaip atrodys mūsų darbo diena ir darbo aplinka? Aš nemanau, kad kažkas labai esmingai pasikeis, kad tai bus revoliucija. Mes vis tiek turbūt vienaip ir kitaip eisim į tą darbą. Nežinau, kur tuo metu bus tie debatai, ta diskusija ties hybridinis ar nuotolinis ar darbas biure. Tikiu, kad lygiai taip pat kovosime su vidiniais demonais.
turėsime problemų šeimoje, turėsime sveikatos problemų, mąstysime apie prasme, bet galbūt kas pasikeis, tai vis daugiau ir daugiau rutininių tokių darbų, kuriuos galima automatizuoti, jie bus automatizuoti. Kol kas dar ne viskas įmanoma ir kartais tas pažadas, kad štai jau čia viską išsprendėm ir LinkedInas pilnas ten tų sėkmės istorijų ar tarimų sėkmės istorijų, kad štai aš čia padariau visiškai automatiškai ir man čia, nežinau, 500 klientų per naktį sukrito ir visi visko nori, galbūt. Bet kai didžiąją dalį rutininių tokių darbų už mus padarys, sakykime, dirbtinis intelektas, manau, kad vis daugiau galvosime apie prasme, kodėl aš esu, o kokia mano pridėtinė vertė, o kaip aš keičiuosi, kaip mano profesija keičiasi, ką aš galiu nuveikti. Ir čia ir su kartų pasikeitimu turbūt irgi susiję, kad žmonės vis daugiau galvoja apie tai, kas man įdomu, kodėl man tai įdomu. Nežinau, ar mes išspręsim tą vienišumo ir svetimėjimo problemą. Tikrai nežinau. Galbūt, o galbūt ir ne. Nesu labai didelis optimistas, atvirai sakau. Deja, bet iš to tiesiog sekdamas tendencijas paskutinių, sakykime, 5 metų ir socialinės medijos plėtros ir taip, kaip algoritmai keičiasi, deja ne į gerąją pusę ir paskutinius 5 metus nematau gerų pokyčių, nei Facebooko, ten, sakykime, Metos, nei TikToko pusėje. Ten yra labai labai daug negerovių, kurios skaldo visuomenę vietoj to, kad jungtų. Nors pažadas buvo visiškai priešingas, tai tas paradoksas jis išlieka ir kol kas nematau pokyčių į teigiamą pusę. Galbūt atrasime tą receptą, bet kol kas nematau pagrindo optimizmui, deja. Tai įrankiai bus vis geresni, o mūsų dėmesys vis labiau bus išblaškytas ir kažkaip reikės rasti būdų, kad susitelktume į tai, kas svarbu, tai, kas prasminga, tai, kas labiau sąmoninga ir tvaru, ne ekologijos ar planetos prasme, bet sveikatos, santykių, emocinio tokio aiškumo, paprastumo prasme. Žodžiu, reikės atsisukti į save, niekur nepabėgsim nuo savęs. Deja, nuo savęs nepabėgsi, taip. Nuostabu, Vytautai, pabaigai. Visiems klausytėms ir žiūrovams, kurie šiandieną su mumis ir galbūt dar tik tai atradinėja tą dirbtinio intelekto pasaulį ir jau galvoja, kad jau per vėlu aš nebepasivysiu, čia jau tiek visko įvyko. Koks būtų tavo gal labiau toks optimistinis, nuo kur pradėti galime šiandieną? Susipažinti su technologija ir jos naudojimu galbūt darbo srityje. Tai nėra kažkoks stebuklas, kurio neįmanoma išmokti. Reikia tiesiog pradėti, bandyti, žiūrėti, kas gaunasi ir atrasti savo priėjimą prie to. Nėra turbūt universalių receptų, bet ir nėra vieno turbūt geriausio įrankio. Galbūt šiek tiek pasikartosiu, bet ko gero, kad sėkmės receptas yra užduoti gerą klausimą. Užduoti gerą klausimą reikia mokytis. Reikia mokytis galbūt ir pačiam savo susiformuoti, ką aš noriu paklausti, kaip aš noriu paklausti, kokį atsakymą noriu išgirsti, kokiu formatu. Ir žiūrėti, kas gaunasi, jeigu nesigauna, bandyti kitaip, galbūt paklausti patarimo, pasiieškoti. Ir tai nėra taip sudėtinga, kaip skamba. Tiesiog bandymų, klaidų metodu, manau, kad visai neblogas būdas. Ir to pačiu tada nebijoti klysti. Nebijoti klysti tikrai, nes tai nėra... Tai ne taip, pasikartosiu, bet tai nėra taip sudėtinga, kaip gali nuskambėti. Tai nėra kažkoks raketų mokslas, nereikia būti kažkokius super protų ar ypatingai išsilavinusių, techniškai pasikauščiusių, kad galėtum tiesiog atsisėsti ir kalbėtis su dirbtinio intelekto asistentu. Tuo labiau, kad šiais laikais tai galima daryti ir balsu, net nebūtina rašyti. Tai... Šitas labai geras zekas. Aš kartais, kai turiu ilgesnę kelionę, ir rašau visą dienoraštį turbūt. Ir šiaip labai daug gerų minčių tada gimsta ir išsikristalizuoja. Taip. Bet žodžiu, Vytautai, ačiū tau labai, kad šiandien atvykai pas mus į Next News studiją. Ačiū visiems, kad šiandieną buvote su mumis, žiūrėjote. Tikiuosi, kad įsikvėpėte, išmokote, įgavote daug įžvalgų apie
tiek startuolių gyvenimą, dirbtinį intelektą, technologijas, inovacijas ir, sakyčiau, mindsetą. Ir mano vardas Živilė ir sakau, ačiū Jums, kad buvote kartu ir iki kitų kartų.